3 daiktai, kuriuos rastumėm jūsų kosmetinėje. Raudonas pieštukas, teptukas ir kompaktinė pudra. Tai Ana Lubinovič, aš radau internetui, taip, labai gražiai. Ir labai susižavėjau jos drabužiais, apskritai, fabulous. Kokio dizainerio suknelė yra? Kalata Vaina Zinčiukaitė. Durų. Ir 3 daiktai, kuriuos mes rastumėm jūsų rankinėje šiuo metu. Piniginė, telefonas ir siūlas. Dėviu savo pačios kurtą suknelę. Mobilus telefonas, banko kortelė ir raktai nuo namų. Mano įvaizdžių rūpinasi Robertas Kalinkinas. 3 daiktai, kuriuos rastumėm jūsų rankinėje. Telefonas, numeris 1, tada lūpų blizgesys ir kvietimas arba žetonas nuo tavo kailinukų. Suknelę kūrė Aurelija Belekaitė, iš tikrųjų nuostabi suknelė, labai jaučiuosi ypatingai ją pasipuošusi. Makiažą be abejo pasidariau pati, kitaip ir negali būti, ir plaukų įvaizdį taip pat. Iš esmės dažniausiai su savimi, jeigu labai maža dalinė, pasiemu tik telefoną ir lūpdažį pasitaisyti lūpą. Savo įvaizdį, plaukus ir makiažą Makeup Secret studijai, Margaritai ir Aleksandrai. Tai esu jiems labai dėkingai, labai esu patenkinti. Kad man turiu gerus bičiulius, kurios nuolatos man atranda tas sandriškas sukneles, tai yra Birutė, Milienė, labai mano, tokia gera bičiulė, su kuria mes labai gerai vieną kitą suprantame. Ir papuošalų visą laiką turiu, nes dar viena bičiulė jos gamina, Iveta, tokia labai mielas ir geras žmogus. Pudrytė, lūpdažis, blizgesys ir viskas.